mes pradame įrašą, kuris bus paleistas sekmadienį. Visus sveikinu, kurie žiūri šitą įrašą. Mes sveikiname su jumis iš mūsų susitikimo sąskrydžio Agapės, kur tradicinė vyksta šitoj šventoj žemėje, su angelų gausybė, draugų. Taip, ir tikrai norime jums palinkėti puikių išgyvenimų Dieve. Tegul šitas žodis apvalo mus, bet kokią nešvarą pašalina, bet kokia kūno ir dvasios nešvara, tegul nelieka joms. Tyri, apvalyti tiesos žodžiu, garbinkime jį geromis širdimis ir sąžinėmis. Taigi visi drauge prisikime ir kartu giedokime, o po to bus pamoka. Savo sielą arba gyvybę už savo draugus. Jisai tai parodė. Jis atidavė savo gyvybę už draugus. Atidavė už tave. Taigi ir mes aukokimės. Padėkime vienas kitam.
Kartais reikia savo širdį pajausti vienas kitą. Šalia tavęs stovi brolis sesė. Pajaus savo širdį, kaip tu myli, kaip tu brangini. Gal nebūtina ir sakyti, o gal ir pasakyti, kad tu brangus. Jo, kai kurie ir pasakė, jo. Jeigu galima ir pasakyti, tai aišku. Tai va. Kągi, brangieji, tai tokia šlovinimo dalis. Ačiū šlovintams, pablokime Viešpačio šlovinimo komandą su ja forever. Ir galite puikiai įsitaisyti patogiai. Dabar dar kartą, jeigu šalta, apsirenkit, karšta, pasislėpkit. Va čia yra vat, tokie vat, norėjau pasakyti guoliai, kad ten neprimygtum, bet labai patogus ten yra. Tai va, ir mes eisime į pamoką ir kaip ir minėjau, šitą pamoką bus transliuojama sekmadienį, nes mes atšaukėme tarnavimus ir galima šiaip kažkur bus susirinkti, kažkaip kitaip pabandyti. Žinot, kodėl? Kartais gerai va, taip mus išmontuoti iš tų įpročių, va, patikrinti save, kiek aš esu inertiškas tuose susitikimuose ir visa kita ir panašiai. Mes galėtume būti laisvesni ir lankstesni, kaip čia pasakyti. Tai va. Mes turime praktiškai tokius sąskrydžius Agapės 2 kartus vasaroje. Tai būna vasaros pradžioj, o būna vasaros pabaigoje. Tai va čia bus vasaros pabaigoje. Užbaigsime vasarą šlovingai. Ir aš žinau, kad mums patinka geros emocijos, geri išgyvenimai, visa kita, bet brangieji yra svarbus dalykai, kuriuos mes turime išmokti. Vat, aš dabar šlovinime tiesiog matau žmonės, kurie sako, šventoji dvasia, aš noriu sekti paskui tave. Ir atrodo, čia nieko tokio keisto nėra. Mes visi norim sekti paskui šventąją dvasią. Šventoji dvasia, jinai turi savo idėjas. Bažnyčia turi daug idėjų įvairių, bet ne visos idėjos yra iš šventosios dvasios. Ir Pauliaus laikais, jis sako, yra 2 tarnavimai. Tas senas tarnavimas, pasmerkimo tarnavimas arba mirties tarnavimas. Čia Pauliaus žodžiai, ne mano žodžiai. Ir yra kitas gyvenimas, dvasios tarnavimas. Tai yra teisumo tarnavimas. Čia Paulius taip suskirstė. Šiais laikais bažnyčioje 100% yra abu tie tarnavimai. Tu gali sutikti ar nesutikti. Šiandien bažnyčiose yra abu tarnavimai. Ir pasmerkimo, ir truputį gyvenimo. Ir tie, kurie ir pasmerkimo tarnavime, jie sako, mes norim sekti paskui šventąją dvasią. Labai gerai. Jis irgi nori, kad tu sektum paskui jį. Bet tau reiks kažką palikti. Tau reiks kažką palikti, jeigu tu nori iš tiesų sekti paskui jį ir susiderinti su juo. Tai va, tai mano pamoka vadinasi šiandien subrandinti tiesoje. Subrandinti tiesoje, mes tęsime šitą temą. Aš žinot, metai bėga. Aš 40 metų jau viešpatie, mano stažas. Tai man 60 plus, tai va, 2/3 gyvenimo viešpatie praktiškai. Tai ir tie metai ne visuomet buvo tokie augimo metai, kai kurie buvo stovėjimo vietoje. Bet kažkaip tai visgi norisi, aš tikiu, kad ir tu taip pat nori. Kad metai dabar nebūtų per nieką, kad tu augtum ir bręstum viešpatį. Mes visi to norime, brandos. Jėzaus vardu aš sudraudžiu šitą vėją, pasakau, nurimk, dabar. Dabar. Dabar, taip teisingai. Dabar. Tai va. Geriau dabar. Ir suprantat, ir aš pamačiau
stulbina čia tiesa, kad branda yra tiesoj. Branda yra tikrovė. Dabar, kai mes sakome tiesa, tai nėra tik opozicija melui. Žodis tiesa yra tikrovė. Tai, kas tikra. Tai, kas tikra. Nes mūsų gyvenime yra daug įsivaizdavimų, kas nėra tikra. Tai tavo įsivaizdavimai. Bet Dievo akise tai netikra, tai neamžina, tai laikina. Bet kas tikra, tai yra amžina. Ir todėl mums be galo svarbu girdėti nuolat tiesos žodį arba tikrovės žodį. Žiūrėkit, kaip ir Jėzus pasakė, arba apie jį pasakyta, kad įstatymas buvo duotas per Mozę, bet tiesa arba tikrovė ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Reiškia, iki Jėzus nebuvo tikrovės, buvo iliuzija. Jie gyveno iliuzijoje. Įstatymas buvo iliuzija, tai buvo tik tai mokykla tam tikra, pradmenis, bet tai nebuvo tikrovės. Su Jėzaus atėjimu, su krikščionybė atėjo tikrovė. Atėjo tikrovė, tai kas tikra, tai kas pasiliks per amžius. Todėl Jėzaus žodis yra tikras žodis, tikrovės žodis. Taip? To tau reikia girdėti tai, kas tikra ir amžina, o ne tai, kas yra paistalai ir laikina. Tai va. Paulius, rašydamas laišką korintiečiams, jisai pasakė, broliai, kai atėjau pas jūs, aš negalėjau kalbėti jums kaip subrendusiems, bet kalbėjau kaip vaikams viešpatyje. Aš nusprendžiu nieko tokio labai nekalbėti sudėtingo, bet va, tik tai Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą, už jūs be abejo. Ir viskas. Nes jūs praktiškai supratau, kad jūs negalėjote to pakelti. Ir negalite dabar. Nes jeigu tarp jūs yra susiskaldimai, pavydai, pasižiūrėkime mūsų bažnyčias. Vis atvažiuoja ir sakai, vėl kažkas susibarė, vėl kažkas tenai veržėsi į priekį, ten kažkur tai manęs čia kažkas vyksta. Ne? Tai visi nurimkime, nepasismerkime. Čia yra vaikystė. Vaikystė. Bet aš jau tiek metų viešpatė. Ir vaikas su pamparsu. Ne? Ir vaikas, tu esi bažnyčio ir būsi vaikas. Ir būsi vaikas, jeigu tu neperšuksi ir nebrandinsi savo vidaus, o brandinimas yra tiesoji ir meiliai, ką mes šiandien kalbėjom. Taip? Du dalykai yra svarbus. Va. Todėl Paulius jau nepasmerkė ir nepasakė, jūs neprasidėsiu su jumis, einu geriau pas Galatus. Bendrai ir Galatai nuplaukė būna. Eisiu kur nors ten. Nežinau, kur jis ten eitų, bet vienu žodžiu. Jis nenustebo, sako, aš irgi buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas. Mes visi brandom nuo vaikystės, bet ateina metas, brandai. Dabar tą eilutę skaitau. 1 Korintiečiams 2 skyrius nuo 6 iki 8. Tiesa, subrendusiems arba tobuliems šitas pats žodis. Mes skelbėme išmintį. Tačiau tai išmintis ne šio pasaulio tekste. Suprantat, kokio pasaulio? Mes skaitydavom pasaulio, va šito akademinio pasaulio. Ne, tuo metu buvo vienas religingas pasaulis. Ir čia iš konteksto taip pat mes matome. Ir ne šio pasaulio valdovų, kurie pranyks. Mes skelbėme paslaptingą, paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti. Reiškia, Dievo išmintis tave išaukština. Čia 1 laiškas korintiečiams, 2 skyrius, nuo 6 iki 8 eilutės. Išmintis tave išaukština. Tu sakai, aš nenoriu būti išaukštintas, tu dar vaikas esi. Tu prieštarauji Dievui. Dievas nori tave išaukštinti, tu ant šakių eini prieš Dievą. Atsimenu, ką sako Saliamonas apie išmintį, apie tą Sofiją, čia žodis, išmintį, taip? Ką jisai sako, kaip ten, padėkit man, dešiniai yra turtai ir šlovė, o kairiai ilgi gyvenimo metai. Taip, kažkas tai panašaus. Ne? Sako, ir todėl Dovydas rašo, tiksliau Saliamonas sako, man tėtis kalbėjo. Visų pirma, ieškok išminties. Už visus pinigus ieškok išminties. Nes ta išmintis tave išaukštins. Ir ką Saliamonas, pirma malda kokia buvo? Nesakė, Dieve, duok man turtų.
Duok man milijardą. O tada aš susitvarkysiu. Ką jis sakė? Dieve, duok man išminties. Nes aš nežinau, kaip šitą didelę tavo tautą tvarkyti. Dievui tai patiko. Kad tu prašai ne pinigų, ne tavo priešų mirties, bet prašai išminties. Aš tau duodu tokios išminties, kokios nebuvo iki tavęs ir po tavęs. O turtų taip pat. Tu būsi turtingiausias tarp karalių. Ir visi priešai tavo paklus. Štai prašau, išmintis. Ir šita išmintis, jinai prieinama subrendusiam, sako Paulius. Jinai tave pradeda išaukštinti, tavo pasirinkimai teisingi. Bet dar kita eilutė, išminties pradžia, Dievo baimė, Dievo pagarba yra išminties pradžia, kai tavo visi sprendimai, pasirinkimai yra suderinami su dangumi. Ane? Tu pasiklausi, tėti, ar taip daryti gerai? Ja? Tai čia yra išmintis. Tai va, ir einame toliau. Mes skelbėme paslaptingą ir paslėptą Dievo išmintį, kurią Dievas nuo amžių paskyrė mums išaukštinti, kurios nepažino jokie šio amžiaus valdovai, to amžiaus valdovai, religiniai valdovai, judaizmo lyderiai. Nes jei būtų pažinę, nebūtų šlovės viešpatės nukryžiavę. Viskas labai aišku. Ir dabar jis toliau tęsia tą mintį, kad yra kategorija žmonių, kuris vadina sieliniais žmonėmis. Bet sielinis žmogus nepriima to, kas yra iš Dievo dvasios. Nes jam tai kvailystė. Labai, aš palieku pauzės, pagalvok. Ir negali suprasti, nes tai dvasiškai vertinama. Tai būna štai eilutė labai svarbi tau. Žiūrėk, Paulius sako, kad sielinis žmogus, kas yra sielinis žmogus, tai nėra neįtikėjęs, tai yra įtikėjęs žmogus. Tai yra bažnyčios žmogus. Bet jisai yra pakankamai toks, psichologinis, ar psichas irgi taip jau, nors čia panašus iš tos šaknies žodis yra, ne? Ne psichopatas, bet kaip čia, vienu žodžiu, sielinis žmogus, taip švelniau pasakęs, ne? Jisai vadovaujasi jausmais. O, tik tai nelieskit manęs, kalbėkit man viską gražiai. Aš esu čia pagrindinis. Apie mane sukasi viskas. Kažko mane pasakė, kažkaip kitaip pasakė. Ne viskas, nelankau bažnyčios. Man pasakė. Daugiau mano kojos ten nebus. Ir nieko daugiau nebus, tik kojos. Žodžiu. Ir va čia yra tokia įžeidus, įsižeidžia, supranti, jausmų vadovaujantis. Ir tada jiems tai, oi, tik paliesk pastorių, pasimelsk, uždek ranką, štididyje kažką ten pasakyk, ant manęs ten nužengia kažkokia dvasia, širvuliukai perina. Oi, gerai. Jie visuomet maldos, man maldos, man maldos. Ko tau tiek maldos? Aš nejaučiu Dievo, aš turiu jausti jį. Man maldos. Ir ten duodasi, kiti ten pramildinėja, ten maldos. O, dabar jaučiu, dabar gerai. Sielinis žmogelis. Jisai jausmais besivadovauja. Nešiojamas kaip vėjo bangos, tai pakilėjimas ant bangos, tai po banga. Tai ant bangos, tai po banga. Banguojantis. Nestabilus, netvirtas žmogus. Ir tai yra sielinis žmogus. Ir jisai bažnyčiai. Jisai gali būti pilnas dvasios. Gali šventosios dvasios dovanos vykti tenai. Korinto bažnyčioje taip ir buvo. Jie negalėjo susigaudyti. Pilna pranašysčių ten, stebuklų dariau, ten visko yra. Bet sielinė kompaška. Ja? Ir tada suprantama, kad tu gali būti pilnas dvasios, bet nepriimti to, kas ateina iš Dievo dvasios. O kogi nepriimi iš Dievo dvasios? Tu priimi emocijas, džiaugsmą, meilės pojūtį, bet nepriimi informacijos, kuri paprasčiausiai tau nesutalpinama. Sako, tu negali suprasti. Jis negali suprasti. Ir Paulius čia aiškina, aukščiau iš konteksto kalbama, yra palikimas, yra duotas mums palikimas, kurį gali suprasti tik tai
tie, kurie girdi šventąją dvasią. Sako, mes gavome ne šio pasaulio religingo dvasią, už judaizmo stovėjo dvasia. Ne šio pasaulio dvasią mes gavome, bet dvasią iš Dievo, kad suvoktume, kas mums Dievo dovanota. Paskaitame. Ja? Tai aš nuolat sakau, apsikabinę šventąją dvasią. Nepaleisiu. Dieve, aš noriu suprasti, aš noriu suvokti. Ir tada, jeigu to, ko nesupranti, tave tai piktina. Tave tai piktina. Jėzus pasakė, jūs turit valgyti mano kūną ir gerti mano kraują. Žydams tai buvo šakių šakės. Ir jie sako, kieti žodžiai, kas gali klausyti. Ir Jėzus užduoda klausimą, ar jūs tai piktina? Ir šiandien bažnyčiose yra temų, kur bažnyčiokus piktina. Paulius rašydamas Galatams sako, ar aš jums tapau jūsų priešų, kalbėdamas jums tiesą? Jis atėjo išlaisvinti Galatus iš pavergimo judaizmo. Taip? Nuo ne tos evangelijos. Jis sako, aš jums tapau priešų, kalbėdamas tiesą. Sako, tapkite tokie kaip aš, nes aš tapau toks kaip jūs. Aš žydizmo išsižadėjau. Aš vienas iš jūsų. Tapkite tokie kaip aš tapau toks kaip jūs. Viskas. Ir aš linkiu tik tai jums laisvės. Aš linkiu tik tai Dievo valios jums. Bet visais laikais, kai ateina tai, kas neįkandama, ateina pasipiktinimai. Trenkiu durys, daugiau čia mano kojos nebus. Ir manęs čia nebus, koja bus, nu gerai. Kojos nebus, aš kartais būsiu ten, paklausysiu ten. Ir žinai, dar tie, kurie piktinasi, dar vis klauso. Nu, galima kažkokį... Tai va. Taip, antra dalis pamokos. Pasaulyje yra regimas pasaulis ir neregimas pasaulis. Tai yra matomas pasaulis ir nematomas pasaulis. Yra dvasinis pasaulis. Beje, aš jums noriu pranešti įdomią žinią šiandien. Mus seka. Kodėl demonai? Nu visuomet demonai. Seka. Mus stebi. Kartais, aš vienas, manęs nieks nemato. Visi tave mato. Tai ką kameras įvedė, senai tos kameros yra. Senai yra tos kameros. Tokie kartų, kai aš pasakau svarbę tiesą, kurią tu turi patikėti. Supratęs kažkiek patikėti, priimti ją. Tau reikia atsakyti tai. Amen. Tau reikia pasakyti, aš priimu tai. Tada dvasis pasaulis mato, tu priimi tiesą. Taip? Bet kai ateina paistalai ir senovė, tau nereikia sakyti amen. Teisingai, broliukas. Ja, mes turime analizuoti, ką girdime. Ne? Ir tai, kas yra tiesa, mes sakom amen tiesai. Tada Jėzus su įžanga visuomet sakydavo, tikrai sakau jums. Tikrai, arba amen, amen ten tekste, sakau jums. Tada mūsų seka. Tai yra matomas pasaulis, ką mes matome, ką suvokime ir analizuojame. Yra nematomas pasaulis. Regimas artimas sieliniu žmogui. Sielinis žmogus vis nori matyti. Aš čia greit susirašiau tas mintis. Jis nori visuomet matyti, patikrinti, kaip Tomas. Mes sako, Jėzus čia prisikėlė, mokytas prisikėlė. Baikit šposus, baikit bairius. Jeigu nepaliesiu, jo žaizdų nepatikrinsiu, netikėsiu. Čia Tomo yra sindromas. Ir šiandien daug vaikštų Tomo pėdomis. Aš turiu pamatyti, visi kiti dalykai mane suprantam ir netikėsiu, kol nepamatysiu. Arba nieks to nematė. Taigi, regimas artimas sieliniui. Neregimas pasaulis įkandamas tik dvasiniam žmogui.
Tik dvasiniam žmogui. Ir Paulius pristatydamas ateinantį neregimą pasaulį, kuris toj turi atsiverti, sako, tai kas regima laikina. Matot šventyklą, matot šventikus, matot aukas, matote gerus darbus, ką farizėjai mėgdavo daryti ir sutrimituodavo dar. Viskas regima, matoma. To Jėzus jau pradėjo mokyti, sako, darykit tai slaptoje, neregimoj sferoj. Ir tada ateis jo atlygis regimai. Taigi, pristatymas neregimo pasaulio, sako, kas regima laikina, o kas neregima amžina. Dabar bažnyčia vėl, sielinė bažnyčia, nori visko matyti. Tai va. Ir šiandien aš noriu pakalbėti preteristinė turbūt tema, truputį. Kitas mėnuo yra rugsėjis. Jeigu jūs sekate bažnyčios globaliai žiūrint prognozės ir pranašystės, visi pranašai suaktyvėja prieš rugsėjį. Kodėl? To, kad rugsėjo mėnesį pagal žydų švenčių kalendorių yra trimitų šventė. Trimitų šventė yra, taip? Ir jie visi laukia, kad per trimitų šventę vyks bažnyčios paėmimas. Angliškai rapture, rusiškai восхищение. Šiandien aš tik tai vieną pažiūrėjau video, tik tai įjungiau pažiūrėti. Man kai pasipylė iš YouTube, bent 10 video, kad šitą rugsėjį, kitą mėnesį, lygiai po mėnesio 23 dieną, bus bažnyčios paėmimas. Sako, ruoškitės. Vienas kitas ten sapnuoja, ten kitas teologiškai išvedžioja, bus paėmimas. Visų pirma, tie, kurie sako, bus paėmimas, jie ir patys netiki. Nes jie planuoja sutikti kalėdas kur nors. Tai jeigu bus paėmimas, tai kam tu čia gyventi tada? Viską parduok ir lauk. Ne, nieko neparduosiu, bet paėmimas bus, man apreikšta yra. Taip. Šiandien tie, kurie taip išvedžioja, žinai, dabar jau kai kurie, pažiūrėjau, Patricija King, jeigu žino tokia lyderis viena, Benihinas, kas ten dar, pračikai visi šiandien prakalba 25 metai, rugsėjo 23-24, tame laikotarpį bus bažnyčios paėmimas, kiti jau taip užtikrintai, kiti dar sako, gal, nes jie suprato, kad kiekvienais metais tai keliama ta tema. Ir mies niekaip nepaima tos bažnyčios. Per sunki bažnyčia. Vis nepaima. Vis atidėta. Dabar aš nežinau, jeigu aš prisišaukčiau kokį nors ten lyderių, kurie ten aktyviai ir sako užtikrintai, kad bažnyčios paėmimas bus, Kastytis netiki bažnyčios paėmimu. Aš preteris, aš netikiu bažnyčios paėmimu. Kodėl? Nes tai įvyko. Įvyko. Ne paėmimas, bet kitas reikalas. Tai? Aš norėčiau tokiems lyderiams pasakyti, einam lažybų. Jeigu bažnyčios paėmimo nebus, 23 dieną jūs duodat man 1000 eurų. Jeigu tu tikras, kad tu tikrai paims, nežinau, bet neprisišauksiu ten tų mokytojų. Bet jeigu vietinis koks nors reiškia, kad bus paėmimas, sakyčiau, deramės. Ne? Tu man duodi 1000 eurų. 25 dieną aš tau skambinu ir pasiemu 1000 eurų. Jeigu tu to tiki, tai tu sakai sutiksiu. Aš irgi tau duodu 1000 eurų, bet tau jų nereiks, nes bažnyčia bus paimta. Aš gudresnis tapau. Ne? Ir ten visur reikia ruoštis. Ką ruoštis, ką daryti. Aš sakau, bažnyčia 2000 metų gyvena pasiruošime. Ruošiasi, valosi ten. Ir vis atidedama viskas. Kol pat ateina preteristinė mintis ir aš tapau preteristu vien dėl to, kad aš šiandien gyvenu ramiai.
Ačiū Dievui, ačiū Dievui. Ramumas toksai 24 dieną, nu ką čia, kaip čia padaryti, kad aš esu laisvas nuo šitos iliuzijos. Aš ramiai miegosiu. Žinai, šitą tai, ką aš sakau, jinai veikia tavo dvasią. Jinai atneša, va, šitą mintis, pritaristinė mintis, atneša tau ramybę ir užtikrintumą ir poilsį, tave išlaisvino nuo baimių. Žmonės šiandien neįsivaizduoja, kaip bažnyčiai be baimių gyventi. Nu tai kaip mes galim būti šventi, jeigu nėra bizūno, jeigu nėra baimių, jeigu nėra abejonių. Kaip mes būsime šventi, įsitempę. Ateina laisvos asmenybės į bažnyčią. Laisvos asmenybės, kūrybingos. Ir čia padaro jis dvasiniais invalidais. Apriboja. Atsilikusiais. Nieko jie nesidomi. Tik bažnyčios paėmimų ir pasistengti patekti į tą traukinį. Prieš 2 metus, kai aš dar nebuvau preteristas, aš jau tada jūs raminau. Tesalonikiečiams parašyta laiške. Tegul ramybės Dievas jūs iki galo pašventina. Jūsų dvasią, sielą ir kūną. Iki galo. Kad jūs būtumėt be priekaištų Kristaus dieną. Kas tai turi padaryti? Ne tu, jis. Ištikimas tas, kuris pašaukė, jis ir įvykdys. Atsimena, prieš 2 metus kažkur taip kalbėjau tą mintį. Ne mano čia reikalas. Čia Dievo reikalas. Jis mane pašventina. Dabar. Žiūrėkite. Dabar labai svarbi tema. Labai svarbi tema. Pakęskit. Pavadinkime visą tą paėmimą to vardu, ką vadino Paulius. Viešpaties diena. Viešpaties diena ne tik tai paėmimas vadinamas, paėmų į kabutes. Nes ten iš tiesų ne paėmimas. Gerai, pradėsime nuo šito. Paulius rašo Tesalonikiečiams ir sako, kai kurie iš jūsų nesulaukė viešpaties atėjimo ir mirė, arba jis sako, užmygo. Sako, nesijaudinkite dėl jų. Jeigu tu su Kristumi, tu esi saugiose rankose, nors ir paliksi šitą kūną. Tu pabūsi saugioj vietoje, tai yra buvo tuo metu Adas arba Ado dalis Abraomo prieglobstis. Jūs pabūsite tenai. Viešpats, per viešpatės dieną, jūs neprikels, žodis netinkamas, prikels. Pažadins. Pakels. Ir visur buvo, žiūrėk, angliškai ten, pavyzdžiui, pagauti, į viršų pagauti, yra up, bet tas up gali būti kaip užbaigtinį veiksmą, bet dažniausiai visi mato bažnyčios paėmimą į viršų. Va, kryptį visuomet mato tenai. Ir tos krypties nėra tenai. Jeigu paimsi tą žodį arpazo graikišką, kitur naudojamas paprasčiausiai išgriebti iš kažkur, ištraukti greitai. Perkelti iš vienos teritorijos į kitą, reiškia arpazo. Bet ne į viršų būtinai, nes jeigu į viršų, tai tada Australijos piliečiai bus į kitą pusę. Jie kažkur į apačią ten nuvažiuos, jeigu taip geografiškai jau visiškai. Suprantat? Ir tas pagriebimas yra ne ten, pagriebimas iš visur. Iš visur. Todėl visi palyginimai, dviese malsgirnomis, viena bus paimta, kita palikta. Dabar kas paimta? Visuomet mes galvojam, kad fiziškai skrydis bus. Skrydis, skrendame ir kažkas lieka. Jeigu šiandien būtų paėmimas, skrendame kai kas, o kai kas lieka. Tai mes įsivaizdavom. Bet tą patį žodį Paulius vartoja, sako, prieš tiek metų aš buvau harpazo, aš buvau pagriebtas ir buvau rojuje. Bet jis kūne liko, sako, kūne ar kūne nežinau. Taigi tas paėmimas nebūtinai kūne. Dviese malsgirnomis
Bet jų dvasia vienos bus palikta už borto, o kita bus pritraukta prie viešpaties į vieną surinkimą. Čia kalbama apie didį surinkimą. Tas eilutes mes girdime ir girdime, aš noriu dar kartą jums priminti tai. Kad Paulius parašė Tesalonikiečiams ir jis tai įvardijo viešpaties diena. Ir po to antram Tesalonikiečiams jisai rašo. O dabar paskaitom, 2 Tesalonikiečiams, 2 skyrius, 1-2 eilutės. Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimo ir dėl mūsų surinkimo pas jį. Ne skrydžių, surinkimo pas jį. Surinkimas ore, tai yra į dvasią. Ore reiškia dvasioje. Į debesis, į būrį mes būsime, sako, sujungti, taip kalbėjo. Taip? Jie niekur neskrydo. Atėjo metas, sutrimitavo trimitai, atėjo seno pasaulio uždarimo laikas ir atidarimo naujo. Ir dvasioje jie buvo surinkti į dvasinę puotą, į vestuvės. Buvo sujungta. Jėzus jaunikis susijungė su savo nuotaka. Bažnyčia. Ir sako, per amžius būsime sujungti. Jokių skrydžių, jokių nieko. Paulius be jokių skrydžių pabuvo rojuje. Girdėjo neišsakomus žodžius. Taigi mes matome apie tą patį skrydį, jis sako atėjimo ir mūsų surinkimo pas jį. Nesiduokite taip, greit nukreipiami nuo sveiko proto. Ir įbauginami dvasia ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, dabar dėmesio, esą Kristaus diena jau atėjo. Dabar, šių laikų interpretacija bažnyčiai yra, kaip aš minėjau, regima. Jie interpretuoja, kad tai regimai, matysim, pakilsim ir visą kitą. Aš noriu jums žodžiu klausimą. Kokią versiją dėstė Paulius ir apaštalai pirmoji bažnyčioje? Ar regimą paėmimą, ar neregimą paėmimą? Neregimą. Aš galiu patvirtinti jums. Jeigu Paulius sakytų, kad skrydžiai bus, dings, kaip dabar sako, paimti ir dingsta. Jeigu tokią versiją turėtų pirma bažnyčia ir tokį lūkestį, joks žmogus negali parašyti laiškų ir įtikinti, kad tai jau įvyko. Nes sako, gi neįvyko, visi dar čia sėdime. Lygiai tas pats su prisikėlimu. Sako, kad prisikėlimas jau įvykęs. Jeigu prisikėlimą traktuotų, kaip dabar traktuoja bažnyčia, tai jo nieks netikėtų šito chimenėjum. Taigi Paulius sakė, iš kapų kelsimės, susiformuosim ir skrysim kažkur tai. Tai sako, nieks čia neskrydo, chimenėjau, mes tavęs nenorim girdėti. Ja? Jeigu būtų versija matomo. Bet kai nematomo, tada veisėsi įvairiausios idėjos, kad viešpaties diena jau buvo. Sako, dar nebuvo Paulius. Dar vienas įvykis turi įvykti. Nedorėlis turi būti apreikštas, kuris sėdasi į Dievo šventyklą ir rodo save esant Dievu. Ir beje, net istorikai patvirtino, kas jis toks. Džonas Levis. Zelotų lyderis. Patriotų lyderis, kuris sako, aš dabar išlaisvinsiu Izraelį. Sėdo į šventyklą, o ten vyriausias kunigas neleido jam. Jis yra tas, kuris sulaiko. Ananas, man atrodo, vardas buvo to lyderio. Kunigo. Bet po to tą kunigą nužudė ir jis atsisėdo į šventyklą ir sako, aš Dievas. Sunaikinkit visą maistą, aš duosiu jums maisto ir išgelbėsiu nuo romėnų ir ten taip toliau. Miestas buvo apsuptas. Nieko jam nepavyko, nes ten neteisingi stebuklai. Viskas atsakyta. Ir antikristas įvyko. Ir viešpaties diena, Kastytis Matulionis tiki, kad viešpaties diena įvyko 700 metais.
Šitais metais nebuvo jokių kunkulų, matomas tik tai matėsi tik tai šitie Jeruzalės tenai degimas. Ugnis, visur pranašauta, Viešpaties diena ateis kaip ugnis. Malachijas pranašauja, kaip krosnis ateis. Ir tai viskas buvo dvasioje. Ir degė toj krosnyje. Kai mes sako, elementai lydysis, elementai kokie, ne chemijos elementai, bet pradžiamoksliai. Judaizmas lydėsi toj ugny. Amen. Todėl sveiki išdėstymai. Kaip gali kilti sveikas išdėstymas? Pirma dalis šitos pamokos kokia buvo? Sielinis žmogus nepriima to, kas ateina iš Dievo dvasios. Nes tai reikia vertinti dvasiškai, ne konkrečiai. Nes konkrečiai mes turim valgyti Kristaus mėsą, kūną. Ir užgerti krauju. Jeigu taip tiesmukiškai, ne? Sako, šiandien viską reikia tiesmukiškai. Taip, jisai yra vynmedis, taip. Jis medis, ne? Viską tiesmukiškai. Vaikė, viskas užkoduota. Ir Jėzus sako, jums duoda suprasti karalystės paslaptis, kitiems palyginimas. Ir ten palyginimų užkoduota informacija. Pranašinga kalba, jinai pilna iliustracijų ir viso kito. Ir jeigu tu nepelėsi iš tą dvasinių žmonių vertinimo informacijos, tu būsi sielinis žmogus, užsiprogramavęs į kažką. Ir tu stovėsi vietoj. Ir tada po 100 metų man teks gyventi nemažai. Įsijungsiu teliką, galbūt tais laikais jau bus nežinia koks telikas. Gal čia prieš mano veidą kas nors. Ir dar jie ten pranašaus. Viešpats gi neatėjo, mes gi jo nematėm atėjusiu. Pirmą kartą, kai jis atėjo, aš irgi nemačiau jo. Pirmas atėjimas super buvo užslaptintas. Ne? Ir net kai jis pradėjo tarnauti, sako, kas aš toks? O tu pranašas esi. Ir tik tai Petras sako, klausyk, tu esi tikrai tas, tu esi Kristus. Ne kūnas ir kraujas tu tai reiškia, tai yra ne žydizmas tavo reiškia. Bet mano tėvas, kuris dangoje tu tai parodė. Kas aš esu? Iki šiol tie, kurie šiandien neigia ten trejybės ir Jėzus ten tėviškumą, jiems taip pat yra nesuprantam, jie mato tai žmogų. Bet reikia ypatingo pamatymo matyti, kad jis buvo įsikūnijęs, negimęs, įsikūnijęs. Vaikai. Oi, pasiimsiu popkorno, nors nevalgau bendrai popkorno. Po mėnesio pasidarysiu savo spektaklį ir lauksime paėmimų. Bet gal nusispjausiu ir eisiu kur nors pasivaikščiot po miestą. Todėl, brangiai, kiek yra tų dalykų, kur mes buvome įtraukti ir mes laikėmės to. Ir aš jums sakau, bažnyčia tapo kankinimo vieta. Tave kankina abejonėmis. Sesė, kad lankot bažnyčią dar ne viskas. Na, aš kaip pavyzdį patį, aš žinau, kad jūs labai stipri viešpatė, jūs tikras pavyzdys. Žinokit, lankyt bažnyčią dar ne viskas. Ir stebuklus daryt dar ne viskas. Jisgi pasakė, jūs darėt stebuklus, viso kita, bet prie durų Petras stovės, pasitrauk nuo manęs. 10 mokėjai, visą kitą darė, ne? Ne? Tu dar turėsi atsiskaityti, dar ne viskas, kad tu vadinės krikščionimi. Jisai žino. Todėl ruoškimės, taip ir sakė šiandien žymų žmonės, klausiau. Ruoškitės. Ruoškitės, būkite, drebėkite ten, išpažinkite žinomas ir nežinomas nuodėmes. 10 kartų padėk Dievui. Oi, kaip mėgsta
priešas užmesti tau kaltes. Jeigu tu net jų nežinai, bet vis tiek kaltas turi vaikščioti. Ir bažnyčia orientuota į kaltę. Bažnyčia rodo kaltę. Bažnyčia rodo tavo netobulumą, tavo kažkokį ten atsilikimą. Ja. Laisva persona ateina va, prie pamokslo, ar pakvies kas nors, niekas neteis, išsigandė, įsitempė, va ateina. Ja. Kodėl šiandien taip sunku prisivilioti žmonės į bažnyčią? Jie žino, ten mane patvarkys. Padarys tikrą šventuolį, surūgusi fariziejų, ne? Pasipiknusi bet kuo, pasismerkusi, laimę praradusi. Šiandien bažnyčiose žodis Dievas davė gerą gyvenimą yra keiksmažodis. Šiandien Kastytis nori reabilituoti šitą žodį, gerą gyvenimą gavai. Jis nesakė, kas mane tiki, gaus amžiną mirtį. Ir mirties gausybė, ne, amžiną gyvenimą, tikrą gyvenimą jis atnešė mums. Šiandien patikėję tiesos žodžiu esame išvaduoti nuo paslėptų kalčių, nuo visų tų doktrinų, kurios mus pavergia. Nes tai yra dvasiniai kalėjimai. Jėzus atėjo išvesti kalinius į laisvę. Ir apskritai visą įstatymą, judaizmą, Paulius vadina pavergimu arba kalėjimu. Mes buvome įkalinti. Negali atsitiesti ir laukti, pasitikėti, patikliai ateiti pas tėvą. Nes tau vis atrodo, kažko dar nepadarėjai, kažko netlikai. Dar nepasiekęs, dar kažko nepasišventinęs kaip reikia. O dargi gresia paėmimas ar nepaėmimas. O gal liksiu šiapus. Jeigu tu paklausi tų visų paėmimų, ten karalysčių, ten tūkstantmečių, visų tų pasako, kaip tu įsivaizduoji, ten tokią pasaką išgirsi, kad jis ir pats netikitų. Ne? Paklausykite, svarbi labai pamoka buvo, aš nežinau čia, labai svarbi pamoka ir svarbi tiesa. Tavo gyvenime ateina daug abejonių ir mano gyvenime. Aš prie kiekvienos temos krikščioniškos turiu savo įsivaizdavimą. Kaip tai turi būti. Ir jeigu tai netitinka mano įsivaizdavimu, aš konstatuoju, tai nėra. Tai neįvyko. Jeigu karalystė, tai raudonas kilimas ištiestas. Ir Jėzus ateina. Fanfarai ateina ir apsigyvena Jeruzalė. Taip ir sako, ne? Apsigyvens Jeruzalė. Ką tu to Jeruzalėje darysite? Iš dangaus atėjęs, būtą išsinuomosi, ką tu ten darysi 1000 metų? Po to Jėzus turi ateiti kūne. Kur parašyti? Padiskutuokim. Padiskutuokim. Jėzus turi ateiti kūne. Pats Jėzus sako, kūne ateis antikristas. Sako, jeigu sakys, va, jis tenai, kas reiškia jis tenai? Kūne tenai. Jis kambariuose, netikėkite, tai pseudo Kristus arba antikristas. Bet žmogaus sūnus ateis kaip šviesulys ir ateis naują dieną. Ar matot, vaikai? Ne, bažnyčia sako, ne, jisai ateis, kūne ateis. Kūne ateis. Ne, mes turime įsivaizdavimus, o kai netitinka įsivaizdavimus, sakom, to neįvyko. Ir drąsiai mes sakome, Jėzus atėjo į mano gyvenimą, į mano širdį. Ar tikrai, ar kas matė? Žmonės sako, ar tu priėmė Jėzų? Aš priėmė Jėzų. Taigi niekas nematė, kaip tu priėmė Jėzų. Taigi jis atėjo į tavo gyvenimą nematomai. Taip jis atėjo į bažnyčią nematomai.
Aleliuja. Šlovė Dievui. Brangiai, patikėkite. Patikėkite, Kastyčio žinia. Aš noriu jums laisvės. Paulius sako, nejaugi jums tapau priešų, kalbėdamos jums tiesą. Ar galite pagalvoti, aš 40 metų viešpatyje, bet prieš kokius tai 2 mėnesius aš tapau laimingu. Super ramiu, kaip belgas. Na. Man juokas ima, kai aš tik pamatau tos piliečius, kurie ten kalba per teliką. Baimės. Juokas ir verkt norisi. Sakau, Dieve, tu padarei tokią nuostabią operaciją. Ar tu užtikrintas? Net kalbos negali būti. Aš laimingas. Ne aš vienas, va, kartu su sesė Milda, mes laimingi. Mes leidžiame gyvenimą kiekvieną dieną, mano sąračkai, tiesiog. Viskas. Sveikstam nuo gyvenimo. Ir jūs laimingi, čia daug porų yra laimingų. Dievui. O tie, kurie be poros, tai gal ir galima dar ir, jo. Dar laimingesnį, ne. Jo. Kaip nelieka kažkokių priekaištų, kažkokių ten supranti tą, to, taip, tu privalai, šitas žodis vis negalioja mūsų, privalai, tu turi, išimk iš bažnyčios, tu nieko neturi ir nieko neprivalai, tu tiesiog gyveni ir nori. Tu nori tarnauti, nori ateiti į bažnyčią, nori išgirsti pamoką, kuri pakeis tavo gyvenimą, kaip per šlovinę šiandien girdėjau, viešpats sako, aš įrašysiu likimą kai kam čia. Per šitą susitikimą. Ir tie, kurie klauso internetu, aš įrašau, aš matau kaip likimo liniją ir viešpats koreguoja ir parašo šventąją dvasią. Tu gyveni ne savo likimą, dalinai gyveni savo likimą. Viešpats koreguoja, kad tu gyventum savo nuostabų dievišką likimą. Pasiduok šventai dvasiai. Išsiprogramuok iš nelaimių, kurios užbaigtos. Jis pranašavo ir sakė, Dievas kūrėjas, sako, ir senosios priespaudos daugiau nebeprisiminsite. Kokia ta priespauda? Buvo baisi priespauda. 40 metų mesijaniškas laikotarpis, gimdymo skausmai, priespauda ir priespauda. Sako, apie ją negalvosite, ją pamiršite, nes aš kuriu naują laikotarpį, naują dangų ir naują žemę. Tai yra nauja šventykla. Naujas dangus ir žemė yra šventikla nauja, kuri pastatyta tarp jūsų. Ne planetas, ko čia dėtos tos planetos? Mozė pavadino palapinę. Sako, čia kaip dangus ir žemė. Dangus yra šventų švenčiausiai, žemė išorinis kiemas ir per vidurį kunigai. Jie vadino dangus ir žemė šventyklą, kuri turėjo būti sugriauta pagal Dievo valią. Ir nauja šventykla nematoma pasakyta tarp mūsų. Kur mūsų? Nebūk sielinis, nebūk psichas, tarp mūsų. Ateina tokia laisvė, tokia jokių degimų nebus. Viešpatė, aš buvau pritrenktas. Tai nedegs planetos, nesilydys. O kodėl turi lydys? Kur žodis lydysis planetos? Lydysis elementai, ne fiziniai elementai. Elementorinis mokymas, pradžiamoksliai lydysis. Kuriais pavergta buvo bažnyčia, sako, neikit prie tų pradmenų vargingų, į tą judaizmą, čiuoškite iš tenai, bėgite, to bus uždaryta viskas. Užbaigtas laikotarpis per amžius. Tai buvo tik auklėtas, kuris rodė į Kristų. Ir auklėto laikas turėjo būti užbaigtas. Ir ta šlovė, kuri buvo dalina, jis sako, jau baigėsi. Ir amžina šlovė jau ateina. To mes einam iš šitos laikinos šlovės, į šitą amžiną šlovę. Žvelgdami viešpaties veidą, atvirais veidais, kaip veidrodis spindėdami, jo grožį, jo viską, jo gyvenimą. Kaip gyvenat? Dieviškai, puikiai. Ačiū Dievui.
Išlaisvinimo tarnavimas. Kokį išlaisvinimą jūs ten teikėte? Ko jūs ten išlaisvinat? Iš vieno kalėjimo į kitą? Ne? Tu ten žiūrėk, jeigu ko prisidirbęs parašyta rašte iki 4 kartos. Na, o iki 4 kartos nežino apie ką parašyta, apie stabmeldystę. Čia mes ramiai su stabmeldžiais valgom prie vieno stalo, Paulius sako, prie vieno stalo nesėskite. Su Jėzus Marija šiandien draugaujam ir sako, viskas čia gerai. Dėl tos nuodėmės yra iki 4 kartos prakeikimas ir tas prakeikimas parašyta prakeikimo knygoje, įstatyme. Ir tu šiandien nori iškelti įstatymo dalykus ant laisvos tautos, tu jas pavergi. Tu pasiūlai demonų, kad jie kontroliuotų tavo gyvenimą ir būtų paliktų tave įsitempus. Nėra to dalyko. Laisvas. Tave nupirko Jėzus. Nesidaryk žmonių nuomonių vergų. Nesidaryk vergų. Tu nupirktas. Tu laisva asmenybė. Aš tavęs negaliu pavergti ir nenoriu to padaryti. Jeigu aš kažką darau, špygą man rodyk. Nepavergsi kastyti manęs. Ne? Tegul ganytojai gano gražiai, švelniai, ne? Vesdami į kažkur kitur, nemanipuliuodami ir negazdindami. Jie neturi jokių jėgų, šiandien tik per gazdinimus daro kažką. Oi, tik tai taip pamatysi, nesusimokėsi, atskirsiu. Ir kai atskirsiu, nieks nepriskirs. Tai bus gazdintus. Отключение. И никто не приключит. Atjungtas ir nieks neprijungs. Ir viskas, žmogus įsitempia. Jis eina į bažnyčią iš baimės, kad patektų į dangų, nes nežinia, kaip čia bus. Neįdomus gyvenimas, nenori nei mokytis, nei kažkokios karjeros siekti. Visi nuotykiai gyvenimo jam yra uždaryti, nes čia viskas nešventa. O geras gyvenimas arba sėkmėms keiksmažodis. Pasitrauk nuo manęs. Čia amerikoniška evangelija. Kastyti, nekalbėk apie tą klestėjimą. Klestėjimas yra baisu. Pradėna gyvenimo problemos ir jisai pats sako, padėk man. Niekad nepadėsiu dabar. Niekad nepadėsiu, kol gyvas būsiu tiems, kurie šoka šakėm prieš Dievo valią. Dievas sako, klestėjimas yra mano dalis. Mano pažado dalis. Sveikata yra tavo dalis, mano dovanota. Ilgi gyvenimo metai. Tavo metų amžius, mano tautos, bus kaip medžio amžius. 100 metų. Ar taip? Jauniki. Yeah. Čia mes turime jaunikį, šildosi prieš saulę. O, geras, laisva persona, ne? Nu, aš dar tikrinu save, brangiai, aš nežinau. Aš pripažįstu, aš dar esu surištas. Nu, jeigu nuoširdžiai kalbė. Nes tiek buvo sudėta metų metais ir aš nuoširdžiai irgi kažkokius pančius jiems kalbėdavau. Aš dar esu kažkur. Žinot, man patinka laisvi žmonės, kažkaip jis matau laisvą asmenybę. Pavyzdžiui, mes turime Dmitrijų, Dimką, ne? Kai jisai nusijuokia, aš taip negaliu nusijuokti. Čia laisvi žmonės gali nusikvatoti. Bažnyčiai kvatoti, juoktis iš viso, tabu. Tabu. Ten sakydavo rusiškai, smihatvorstvo. Ir kaip čia mes praradę tokie sėdim. Tai va. Mes labai džiaugiamės už jūs. Aš apie jaunavedžius kalbu. Ojoj, kokie jūs faini, kaip jūs darat vienas prie kito. My God. O Dieve, gyvenkite laimingi, super laimingi. Dar mes padarysime, ojoj, dar mes atliksime ceremoniją svarbę. Bet dabar noriu laimės daugiau suteikti šitai tautai. Ja. Ar ne laikas pradėti gyventi, vaikai? Ar ne laikas nusimesti tos pančius, lengvai apraizgančią nuodėmę, tai yra įstatymą, kuris neleidžia tau bėgti, jisai tau stabdo visuomet, nusimešti naštas. Būti laimingu nieko nepadarius.
Antrą kartą mes dabar buvom išvažiavę į kelionę. Lenkijoje buvom, Gdanske. Pagal rekomendacijas. Superinė kelionė. Gdanskas. Aš negaliu patikėti, senamiestis, tai... Nu, atrodo, kai pasakų miestą to patekai. Rekomenduoju nuvažiuoti. Pajūrys. Prieš tai buvau Palangoje. Žinai, kai būna tose kelionės, negaliu taip gyventi taip pat, kaip aš namuose. Nu, valandinės maldos namuose, taip daugiau, žinai. O ten, ką tu viešbutis, taip pat trimituosi ten, ne? Dar Palangoje, tai ten už sienos viskas girdisi ten. Nu, valandai, įtampų tam tikrų yra. Ir aišku, kai tu taip sustabdai maldos gyvenimą, kažkas tai atšala truputį, ne taip realu Dievo gyvenimas ir visa kita. Čia suprantam. Bet aš norėjau save pagauti, ar dabar Kastyti gerai jautiesi, neprasimeldęs. Ar jau dabar jau ir dangų praradai turbūt. O gal ir išgelbėjimą praradai. Supranti, aš tikrinu save, Kastyti, kiek tu ramus kaip belgas, kaip dangaus pilietis, bet kokiu atveju, ar nesimeldęs, ar susirinkimą netėjęs. Arba rytoj mes atšaukėm sekmadienio susirinkimą, aš noriu pažiūrėti, kokios bus ramus. Ar jūs galėsit sekmadienį įsimiegoti? Aš dabar kalbu ne tos, kurie ir taip miega, žinai, bet aš kalbu apie tos, kurie į bažnyčią nuot. Ar knarksite ramiai? Patikrinkite pats, ko tu vedžiojamas, ane? Kas jį čia vedžioja? Ar mano tada reiškia išgelbėjimas, mano palaiminimas susijęs su darbais, taip išeina? Daug meldiesi, turi palaimį, nesimeli, neturi palaimį, praradai palaimį, praradai išgelbėjimą. Dievą praradai. Panika, praradai Dievą. Tikrini save, kaip tu apipintas įvairiausių religiniais tenai įstatymais, taisyklėm, baimėm, manipulacijom. Ir ateina laikas, ir Viešpats kalba, ateina aplankymo metas, kaip aš pranašavau, ateina aplankymo metas į Lietuvą. Aš aplankysiu šalį ir mes galvom, koks tas aplankymas yra. Su trimitais, su prabudimo ten užėsiais. Jėzus ateina prie Jeruzalės ir sako, tave suspaus, tave prablokš, nes tu net pažinai savo aplankymo metų. Tu nesupratai, kas atneša tau ramybę, kas atneša tau šalom. Atėjo paprastas žmogus, bet tai yra žodis. Ir tu nematei, nepažinai, kad tai atėjo paprastai, tyliai, bet aiškiai. Tu laukiai kažko kito, tu turi savo įsivaizdavimus, kaip tai turi būti. Kaip turi ateiti Mesijas, ką jis turi padaryti. Tiek daug įsivaizdavimų yra. Bet jeigu tu viską nubrauksi ir sakysi, viskas dabar, karalystė dabar, šalom, sandora dabar, visa supakuota Dievo buvo, svajonė supakuota dabar. Dabar. Jokių amžiaus ribojimų, jokių 700 stipresnių 80, pamirškit tą nesąmonę. Gyvenk ir žvenk. Jaunėk. Nesendink savęs. Nesendink savęs. Nesendink savęs. Aš stengiuosi labai jaunatviškai apsikirpti. Matot, ėjau vakar pas kirpėją, nes buvau jau kaip Einšteinas visas pasišiaušęs. Nuo energijos plaukai pasišiaušė, ne? Ne. Kažkaip stilingų kažkokių, nu kažką. O ar tai galima krikščionių ir dar pastorių? Sveiki atvykę į bažnyčias. Ne? Ar man ten galima eiti, ar man galima tą daryti, ar man galima tą žiūrėti? Tai va, viskas galima. Viskas galima. Kažkada, atsimenu, pabaigiau vieną pamoką ir pasakiau tokius žodžius, po to pagalvojau, ką jie pagalvos. Sakau, pagal Kastyčio nuodėmių lentelę, sąraše, alkoholio ir rūkymo nėra. Ir kiti gali pagalvoti, tai tu leidai tam vykti? Ar tu leidi, ar neleidi? Jie vis tiek darys, ką daro. Bet žiūrėk,
Tai buvo pasakyta tam, kad tu daugiau to nedarytum. Nes jeigu aš drausiu, tu darysi. Jeigu nedrausiu, nedarysi. Tau įsijungs. O kodėl tą lentelę netraukia cukraus? Čia priklausomybė. O cukrus kas? Pabandykit. Susilažinom, kad tu neišlaikysi ten mėnesių. Ja? Kava, narkata. Arbata. Aš tik arbatą geriu. Ta pati narkata. Nu, čia tai bus narkotikų nemažai. Ojei, kas ten darosi. My God. Už lango pamatyti. Ir tu kasyti gali pakęsti, jeigu brolis čia su cigaretė papsės. Man smarvė nepatinka dūmų. Bet pakęsiu. Ir pasistengsiu nepasmerkti to žmogaus, nes aš nesu pasmerkimo tarnavime. Bet jis savo kūną žaloja, ne tavogi kūną žaloja. Ko tu jaunės dėl jo kūno? Pasirodo, čia kažkas kitas yra. Tu neturi paaiškinti, kodėl taip. Wow. Tavo mašina nešventa. Per daug gera. Va čia pamokėlė vakar, kada čia buvo pamokėlė. Išklausiau, žinai, apie turtingus pastorius, kad nevalia būti turtingu, nes tai yra blogas pavyzdys. Roman Savačka pasakė. Sako, taip, kad kam tu reikia tos mašinos už 100 000? Sako, man ją padovanojo. Tai kam tu paėmė už 100 000 mašiną? Togi pastorius. Nu mane palaimino, sako, Hermes padovanojo rankinę už 40 000. Tai kaip tu gali dabar pastorienę su Hermes tuo rankinę? Koks čia pavyzdys? Čiagi nekrikščioniška typa. My God. Šiaip tokie žmonės daugiau, jie užsičiaupia ir nebamba, kai patys gauna automobilių 100 000. Kai jiems kas nors padovanot norėtų, jie neturėtų jokių pretenzijų. Čia sako nekrikščioniška. Ja, bet, kaip sakoma, sumontokime iš tų kalėjimų, išeikime į laisvę, džiaukimės gyvenimu kožną dieną. Šiandien yra gyvenimo metas. Ateikite šlovintojai, kur jūs esate. Dėkojam, dangiškasis Tėve, už tavo didelę meilę, kurią tu parodei, Viešpatie, ir mes su kūno nepatogumais per vėją mes klausom tą pamoką, nes jinai yra svarbi. Mes norime dėti tos žodžius, mes norime visų pirma suprasti. Mes norime suprasti su dvasiniu supratimu. Mes norime šventoji dvasia tavo išaiškinimo. Mes norime to išlaisvinimo per tikrovę, per tiesą. Šiandien, Viešpatie, išlaisvink savo bažnyčią nuo baimių, nuo kalčių, nuo abejonių, pasimetimų, nuo kritikos. Šiandien augink mus, Tėve. Augink mus tiesos dvasioje. Mes norime augti, mes norime subręsti, nebūti maži vaikai, kurie tikim tai, ką matome, tai, ką girdime. Mes šiandien norime tikėti, kas yra amžina ir neregima. Mes gavome neregimą karalystę, kaip ir Jėzus sakė. Negalvokit, kad neateis regimai. Mes norime taip ir tikėti, neatėjo neregimai. Šventikla, kuri tarp mūsų, kurią tu pastatėjai, trečią šventiklą neregimą, tarp mūsų. Mes tikime, mes gyvenam tavo realybėje. Laikų pilnatvėje
atėjus, tu suvienė visą tai, kas danguje, tai yra dvasioje ir žemėje, į vieną kūną. Viena dvasia įsilieja į tavo palikimą amžiną, į tavo palaiminimą, kurį tu pažadėjai Abraomui. Kai mes savo dvasia įėjome į tavo miestą, kuris susileido iš dangaus į žemę. Kai mūsų dvasia pasilieka tavo mieste, mūsų kūnai čia, šioje žemėje, bet mūsų dvasia nuostabiam mieste, kurio vidury tavo sostas, teisėjo gero, kuris paskelbė išteisinimo nuosprendį kiekvienam, kuris tiki Jėzumi. Nes tu esi Jėzų teisėjas viso ko, visų žmonių, visos žmonijos. Ir mūsų išteisinimo nuosprendis yra paskelbtas. Šiandien mes gauname iš tavo sosto gyvenimo srovę, kuri teka. Upė visa gyvenimo vandens, tvaskanti kaip krištolas. Ir mes maudomės to jūroje. Ir mes niekad neužsidarysime, priimdami tavo gerą žodį. Gerą žodį, mielą žodį. Mes ragaujame šio amžiaus gerybės, šio laikmečio gerybės. Mes ragaujam šio laikmečio jėgas. Mes jas patirime, nes tavo karalystė ne kalboje, bet stebuklus darančio jėgoje, kuri tobulai veikia mūsų gyvenimuose. Mano gyvenime veikia Dievo jėga. Mano gyvenime veikia tobula, viskas sprendžianti, stebuklus daranti jėga. Mano kūnas paveiktas. Visi procesai mano kūne paveikti. Hormonai, viskas sureguliuota, senėjimo procesai sustabdyti. Jaunystė pakyla, naujos jėgos, palaimos pilnatvė. Visur, ką aš darau, matau tavo sėkmę, tavo padrasinimą, tavo išmintį. Mano šeima laimingiausias darinys šioje planetoje. Šeima tai tavo institucija, kuri neša džiaugsmą, palaimą. Visa vainikuojama besąlygiškos meilės, atsidavimo, pasitikėjimo. Tavo bažnyčia tai tavo tauta. Tavo tauta tai nauja kūrinyje. Kai sena kūrinyje buvo uždaryta, mes Jėzuje Kristuje esame nauja kūrinyje. Naujas tavo projektas. Naujas tavo planas. Mes negyvename senovę, mes negyvenam to naftalinu. Mes gyvenam tai, kas nauja, tai, kas tikra, tai, kas amžina. Tai mūsų dalis, tai mūsų likimas. Ir kaip kažkas pasakė, nuo likimo nepabėgsi, 100%. Tai mūsų likimas. Tai užtvindo Dieve, tavo gyvenimo srovės, tavo tautą, Dieve, mes meldžiame, Dieve. O, Dieve. Aleliuja. Aš tikiuosi, aš viliuosi, tu buvai paliestas šiandien. Tu buvai paliestas tiesos. Gal tu pojūčius turėjai kažkokius, smagu. Svarbiausia, kad tu pradėjai orientuotis. Kad mes gyvenam naujovėje, jau gyvenam naujovėje. Sena uždaryta. Su dideliu triukšmu, sako, nuo jo sosto pabėgo dangus ir žemė. Su dideliu ūžesiu pabėgo. Jis uždarė tą laikotarpį. Mirties religiją uždarė. Nuodėmės įstatymą uždarė. Jis uždarė tai. Štai darau viską naują. Jis pranešė. 2000 metų jau praėjo. Štai darau viską naują. Viskas nauja. Šventikas amžinas, Melchizedeko būdu. Amžina šventikla, kur mes atnašaujame aukas, jo vardą garbinančių lūpų vaisių. Amžina šalom sandora,
Amžina išsipildymo sandūra. Kalnai gali griūti ir kalbos drebėti, bet mano malonė nuo tavęs daugiau nebepasitrauks. Ir mano šalom sandūra tavęs nepaliks. Viskas. Aš Dievas, aš kūrėjas, sako šventoji dvasia. Viskas. Pamiršk seną. Senos priespaudos nebeprisiminsite. Išvalykime savo mintis. Turime giesmę? O, Kastytis jau pasinėręs į dvasią. Aš jums sakau, viską, aš prandu realybę. Laikas neturi galios. Pajungti. Viešpaties dvasia, ten laisvė. Ten, kur viešpaties dvasia, ten laisvė. Ir tu žinai, nuo ko laisvė? Nuo senovės. Kelk akis į dangų. Nuo tos religijos. Laisvė, stovėkite laisvėje, kuri Kristus išlaisvino. Ir nesiduokite vėl įkinkomi į vergijos jungą. Nesiduokite, priešinkitės. O taip. Laisva asmenybė. Laisvė užlieja visus, malonės ir meilės lietų, kiekvieną veidą nupraus, ten laisvė. Laisvė užlieja visus, malonės ir meilės lietų, kiekvieną veidą nubraus, ten laisvė. Jei vargsti ir Kągi, brangieji, tie, kurie stebit mus internetu, štai vietoje mes norim atsisveikinti su jumis. Palinkėti paties geriausio, Dieve. Jei vargsti ir trokšti, Gerk iš gyvojo vandens šaltinių. Gerk, būk ištroškęs. Daugiau gyvenimo, daugiau jo šlovės. Atsisveikiname. Iki kitų kartų, iki kito pasimatymo. Dieve, sudėjau, iki.